Sveiki visi, labai pasiilgau šitų mūsų pokalbių, nes praeitą kartą tiesiog visiškai neturėjau jėgų padaryti kažkokį naują video. Kodėl aš dabar esu šiek tiek kitoj vietoj, neįprastoj jums, nes man nutiko tokia nelaimė, kad aš lygiai prieš porą dienų įrašiau jums šitą video prieš važiuodama į vestuvių kongresą Palangoj. Labai senai man brendo šis video, nes tai bus video apie bazes, apie ką aš labai senai norėjau papasakoti, nes gal būtent nuo jų reikėjo pradėti, kalbant apie makiažą. Kaip nebūtų gaila ir patikėkit, koks man buvo failas ir kaip man buvo apmaudu ir aš norėjau tiesiog nusižudyti, kai pamačiau, kad įrašiau jums beveik 30 minučių video be garso. Tai buvo labai graudu, iš tikrųjų. Tai tikiuosi, kad šį kartą garsą jau įjungiau, kad nereikės vėl perfilmuoti. Yra jau kaip ir naktis. Esu grinai po vestuvių kongreso ir dar kartą dėkoju visiems organizatoriams už tai, kad yra tokie faini renginiai. Vis negaliu nustoti kalbėti, nes ten buvo pranešėja, tai čia noriu dar pranešti jums apie labai svarbų makiažo etapą. Tai yra bazės. Tai nėra kremas. Tai yra apsauginė priemonė, kuri apsaugo jūsų veidą nuo makiažo poveikio. Tai aišku, jinai dažniausiai būna kremo pavidalu, bet skirtumas yra toks, kad jeigu jūs paimsit ir bandysit kažkaip įtrinti į rankas kremą, tai kremas įsigels į rankas ir jūsų rankos tiesiog bus švelnesnis, minkštesnis, jūs jas pamaitinsit. Bet bazę, jeigu jūs pradėsit trinti pirštą į pirštą ir turėti bazę tarp jų, jinai šiek tiek atstuminės jūsų tos pirštus lik magnetas, nes tai nėra ta priemonė, kuri skirta tam, kad įsigerti jūsų odą, ją pamaitinti, sudrėkinti. Ši priemonė yra skirta visai kitiems dalykams ir pagrindinės dvi savybės, kurias atlieka bazės, pagrindinės dvi funkcijas, jos apsaugo jūsų veidą nuo makiažo poveikio ir leidžia jūsų makiažui išlikti ilgiau ant jūsų odos. Dažniausiai per makiažo kursus, ypač per makiažo kursus savo, kai klausiu, nuo ko prasideda makiažo eiliškumas, jeigu nekalbėti jau apie veido valymą, tai kas vyksta paskui, visi kalba apie tai, kad prieš dedant kreminę pudrą po valymo geriausia būtų užtepti kremą. Bet tai nėra labai gerai, iš tikrųjų. Kremas skirtas tam, kad atlikti kažkokią savo funkciją, būtent tą funkciją, dėl kurios jūs pirkot tam tikrą kremą, ne? Tai gali būti kažkokia drėkinimo funkcija, maitinimo, tai gali būti kažkoks prisotinimas vitaminais, mineralais, tai gali būti liftingo funkcija atliekanti priemonė. Tai iš tikrųjų tų kremų yra be galo daug ir kai mes perkam tam tikrą kremą, mes perkam su tam tikrų tikslu, kad mums pagelbėtų vienoje ir kitoje situacijoje, ne? Būtent mes žinom, kodėl mes perkam būtent šį kremą. Bet įsivaizduokit, kad visiškai ant švarios odos jūs uždedat kremą ir kremas, kad jis pradėtų atlikinėti savo funkciją, jam reikia įsigerti į jūsų odą ir reikia, kad jis eitų į kiekvieną porą ir pradėtų jau ten viduj atlikinėti savo tam tikrą funkciją. Įsivaizduokit, kad jūs nuvalėt veidą, uždėjot kremą ir iš karto ant kremo jūs dedat kreminę pudrą. Tai kas vyksta? Jūsų kremas nespėja pradėti atlikinėti savo funkciją, dėl kurios jūs jį pirkot. Ant viršaus to kremo iškart jūs uždedat kreminę pudrą, tai kremas dar nespėja eiti į poras. Paviršutiniškai liekant jūsų veidą, jūs sumaišot jį su kreminė pudra, realiai kreminė pudra susimaišo su kremu ir bando kartu su kremu eiti tas poras, jai to nesigauna padaryti, nes jos funkcija yra visai kitokia, jinai skirta tam, kad būtų paviršiai ir kas gaunasi, kad mūsų oda negali kokybiškai kvėpuoti, nes mes užkimšom poras. Tai geriau taip nedaryti ir geriausia, kas gali padaryti, jeigu jūs norit naudoti kremą, panaudokite kremą po veido valymo prieš bazę, bet jūs turit leisti tam kremui įsigerti, tam reikia nuo 15 iki 30 minučių. Tai jeigu jūs ryte neturit net 15 minučių, kad leisti kremą įsigerti jūsų odą, geriau nenaudokit jos išvis. Tiesiog pavalom veiduką, uždedam bazę, plonų sluoksnių, tai yra labai svarbu, nes bazė tai nėra kremas, dar kartą pasikartosiu, tai yra tik apsauginė jūsų veido plėvelė.
Tai ta plėvelė ir turi būti labai labai plona, praktiškai nematoma, bet patikėkit, skirtumas be jos ir su ją tikrai bus labai pakankamai matomas ir jūs tai pajusit ant odos ir ypač pamatysit vakare, kai pavalysit makiažą, kad veidas daug gaivesnis, kadangi jis buvo gerai apsaugotas. Jeigu jūs turite 15 ar 30 minučių, kad kremas įsigertų, tai po to, kai praeina tam tikras laikas, mes paimam sausą servetėlę, šiek tiek patapšnojam, kad nuimti kremo perteklių ir paskui ant viršaus galim uždėti bazę, kad dar apsaugot veidą ir kad tonalinis kremas laikytų ilgiau. Ir paskui jau ant viršaus bazės mes dedam kreminę pudrą. Tik taip ir niekaip kitaip. Jeigu jūs nenorit naudoti bazės išvis ir nelabai ten rūpia kažkokia apsauga ir jūs turite tik kremą ir jūs norit naudoti tik kremą, tai iš pradžių jūs vis tiek turite leisti kremui įsigerti, nuimti perteklių ir ant viršaus kreminę pudrą. Taip, nebus tam tikros apsaugos, bet tai jau tikrai geriau, nei jūs dedat kremą, galvodamas, kad tai yra tas pats kaip bazė ir ant viršaus užtepat tą kreminę pudrą ir viskas atrodo tikrai blogai. Ir jūs darot blogai savo veidui. Kadangi savim reikia labai stipriai rūpintis, kad atrodytumėt gražią, tikrai siūlyčiau laikytis šitų patarimų. Kokios tos bazės būna? Tai vėlgi bazės jūs turite pasirinkti pagal savo veido odos tipą. Tai pavyzdžiui, jeigu jūsų oda yra riebi, tai mes imam matinį efektą suteikiančią bazę. Jeigu jūsų oda yra sausa, jūs turit paimti drėkinančią bazę ir jeigu jūsų oda yra normali ir mišri, jūs turit paimti normaliai odai skirtą bazę, nes dažnai galvoju, tai mano oda visai normali, aš paimsiu kokią, pavyzdžiui, drėkinančią bazę ir man bus gerai. Ne, nes jeigu jūsų oda normali ir jūs ją sudrėkinsit su baze, aišku, tai nebus kaip drėkinimas su kremu, nes kaip jau sakiau, tai bus pakankamai plonas sluoksnis ir visai kitokios funkcijos, tai tos priemonės ir atrodo visai kitaip ant jūsų veido, bet esmė tame, kad jeigu ta bazė nėra skirta būtent jums, po kelių valandų jūsų veidas pradės blizgėti, nes jūsų oda yra normali. Jei nereikia stipraus drėkinimo, užtektų tiesiog paviršutiniško kažkokio su normaliai odai skirta bazė. Jeigu jūs jį per daug sudrėkinat, tai realiai blizgesys tikrai pasimatys anksčiau ar vėliau, tai geriau nerizikuot. Klausimai, kai ar jūs naudojat bazę kiekvieną dieną? Taip, jeigu aš naudoju kreminį pudrą, aš privalau naudoti bazę. Tai absoliučiai normalu, nes tai yra apsauga. Jeigu jūs norit su amžiaum atrodyti gerai ir kad jums to amžiaus neduotų tiek, kiek yra, tai tikrai siūlyčiau pradėti rūpintis jūsų oda ko anksčiau, nes kai jau bus labai daug metų, jau bus per vėlai pradėti rūpintis. Bazes jūs galite pirkti iš skirtingų brandų, šiandien tikrai nepasakosiu apie kažkokius atskirus brandus, nes vis tiek tada, aišku, aš daugiau naudoju profesionalius brandus. Dėl savęs, mergaitės, nepirkit profesionalios kosmetikos. Kai atsirado labai prieinama ta profesionali kosmetika, kas antroj parduotuviai, mes pamatėm kažkokį mums pažįstamą brandą ir mes galvojom, kad tikrai jau padarysiu makiažą, kaip man darė vizažistė per vestuves. Tai nereiškia, kad tai yra jūsų geriausias variantas, kad tai yra geriausia, kas galite savo pasiūlyti ir savo rasti. Dėl to, kad profesionali kosmetika, jinai sukurta tam, kad jai atlaikyti idealiai tą dieną. Ta diena, kai jūs ateinate pas vizažistį, jūs sumokat pinigus ir jums reikia, kad ta kokybiška paslauga būtų tikrai kokybiška. Tai jeigu jūs 5 rytą ateinat pasidaryti makiažą, iki kitų 5 rytą ar net kitos dienos 5 vakarą, jums tas makiažas turi labai gerai laikyti. Tai kad tai būtų, tam naudojamas tam tikros priemonės, kurios turi savyje pakankamai storas tekstūras. Pavyzdžiui, labai dažnai tam naudojamas silikonas. Silikonas neleidžia jūsų odai kokybiškai kvėpuoti. Ir jeigu tai yra kažkoks vestuvinis ar vakarinis makiažas, kur jūs pasidarot jį vieną ar 2 kartus į metus, tai gal būna nors 5 kartai į metus, tai nėra kiekvienos dienos makiažas. Labai nesiūlyčiau kiekvieną dieną naudoti savo profesionalią kosmetiką turinčią savyje silikoninių medžiagų. Tai liečia ir kreminės pudros, ir bazės, ir konsilerius ir panašiai. Nes tikrai nieko gero nuo to nebus, jūsų oda taps labai sausa ir pasimatys vis daugiau raukšlyčių ir tikrai galit jai nemažai pakenkti, ko aš manau jūs tikrai nenorit. Bazė gali būti žolelių pagrindo, jinai gali būti net su aukso dulkytėm ir aišku, daug kas pagalvos, kad kas per nesąmonę to aukso reikia, čia mes mokom tik už tai, kad ten auksas kažkoks įdėtas, tik dėl to, kad parašyta gold. Ne, iš tikrųjų, mūsų organizmui labai trūksta tokio mineralo kaip auksas. Jeigu pasiskaitysit šiek tiek plačiau, tai tikrai rasit daug informacijos apie tai, kad visai tai yra nebloga bazės sudėtis.
Tai jeigu jūs galite sau leisti, aišku, jūs galite pirkti savo kažkokią bazę iš brandinės kosmetikos, kuri turi savyje aukso dulkyčių. Pasirinkimas yra labai didelis, jūs galite pirkti pagal save ir nebūtinai jūs turite pirkti tą būtent bazę, kurios kreminę pudrą jūs naudojate. Aš aplamai nesu iš tų vizažiščių, kurios galvoja, kad ir laikosi tos idėjos, kad jeigu jau naudojam kažkokią kosmetiką, tai naudojam visą liniją tos kosmetikos. Iš tikrųjų, nėra tiesa, kad tik vienos linijos kosmetika geriausiai atrodys viena ant kitos ir geriausiai laikysis. Aplamai, viename brande labai sunku rasti savo viską. Poreikiai yra pakankamai dideli, kas liečia profesionalaus darbo. Dėl to, kai norisi visko geriausio, tai iš kiekvienos kosmetikos ir pasiėmė savo viską, kas geriausia, tik iš visur po truputį. Kai jūs eisit išsirinkti bazę, ir aš kartoju tai kiekvienam video, kai pasakoju apie tai, kaip reikia kažką išsirinkti, ypač iš kreminių priemonių, tai jūs einant išsirinkti bazę, pasiemat ten su savimi tą parduotuvę, tą kreminę pudrą. Arba galite neimti, jeigu ten ta kreminė pudra jau yra. Nes jūs turite 100% žinoti, kad ant tos bazės kreminė pudra atrodys gerai. Tai jūs uždedat bazę, pabandyti tą bazę, kur jums patiko, ką pasakoja apie ją pardavėją, ir ant viršaus dedat jūsų kreminę pudrą ir šiek tiek pavaikštot. Geriausia, kad tai būtų diena, jūs galite uždėti visą tą kosmetiką ant visą veido ir išeiti iš parduotuvės, tam, kad pagalvoti, pažiūrėti, kaip toliau atrodys ta priemonė ant jūsų veido ir kaip toliau, kokios bus reakcijos. Nes būna taip, kad ant bazių net tos pačios linijos kreminė pudra kartais susivelia ir atrodo negražiai ant veido. Tai tą irgi reikia patikrinti, jeigu jūs nenorite apsirinkti ir tiesiog išmesti veltui pinigus. Tai, ką aš norėjau papasakoti jums apie bazes, dar kartą tikrai labai gaila, kad turiu tai pasakoti antrą kartą. Bet tikrai nenoriu dar vieną pirmadienį palikti jūs be video. Tai, kaip ir sakau, esam visiškai neįprastoj mums aplinkoj, bet žinokit, gal nesvarbu, kur aš tai filmuoju, svarbu, kad bet kokiu atveju informacijos jūs gausite, tai ta informacija nesikeis. Jeigu bus dar kažkokių klausimų, o jų gaunasi kiekvieną kartą vis daugiau, tai būtinai jos atsakysiu, gal atsakysiu ne iš karto, bet be atsakymų bet kokiu atveju neliksit. Labai norėčiau palinkėti jums, kad išsirinktumėt savo tinkančią priemonę, kad jūsų oda atrodytų su ją ar be jos gražiai spindinti ir sveika. Nepamirškit rūpintis savimi, nes tai yra labai svarbu. Mylėkit save, žydėkite, spindėkite ir būkite mylimas. O šiai dienai tiek, atsisveikinu su jumis. Tad visas apkabinu ir siunčiu daug bučinių.